kuriame yra dvaras, senų laikų dvaras ir miestelis, kurio pavadinimas šiandien jau pradeda asocijuotis su nelaime. Iki to laiko miestelio žmonės juokaudavo, kad Baisiogalos pavadinimas kilęs dėl to, kad švedai atėjo į Baisiogalą, sako, ir padarysime jiems baisų galą. O baisus galas buvo švedam. Taigi šitame miestelėje gyvena nuostabūs žmonės, nugalėtojai, augina vaikus, turi puikią biblioteką, kultūros centrą, nuostabią bažnyčią ir čia vyksta gražus gyvenimas. Ar mes norime, kad šitą gražų gyvenimą supurvintų ginklais? Juk visi žinom, kad pirmi smūgiai būna ten, kur yra karinė pramonė. Taigi, miestelis bandomas paversti karinės pramonės centru. Tai reiškia, kad saugumo čia nebus. Šiandien gal jums dar taip neatrodo viskas tragiškai, bet manau, kad dar po pusės metų daugelis baisiogaliečių galvos, kaip palikti tą miestelį. Todėl kviečiu visus gelbėti šį gražų Lietuvos kampelį. Negalima leisti, kad šiame miestelėje atsidurtų baisinė mirties gamykla. Čia šiandien turėjome būti ne tik mes. Čia savo žodį turi tarti baisiogailiečiai, ypač tie, kurie augina mažus vaikus. Tie, kurie nori šviesios, gražios ateities, tai yra jų miestelis, tai yra jų sprendimas. Ir kiek žinau, nėra čia žmonių pritarančių, kad ši baisi gamykla įsikurtų čia. Taigi šiandien karo žinia mums neša NATO. Šiandien mes suprantam, kad Lietuva tapo žaisliuku NATO rankose. Mes esam tautų kryžkeliai. Lietuva, Latvija, Estija reikalingos tam, kad būtų galima užblokuoti Baltijos jūrą, kad pagilinti karinį konfliktą, kad mes taptume buferinę karo zoną. Tai yra antroji Ukraina. Taigi, kiekvieno jūsų nuomonė svarbi. Dėkim visas pastangas, kad Lietuva nebūtų ginklus gaminanti šalis. Mes galim gyventi taikiai, be kariuomenės, be karo. Mūsų tiek nedaug, saugokim kiekvieną lietuvį, saugokim kaimynus, saugokime kiekvieną gyvybę.